Sveiki, mes dar kartą su Povilu apie Rapolą naujienas ir Povilui labai smagu, kad Rapolas šiemet pradėjo galvoti apie meškeriotojų tvarką, ar ne? Taip, patogumą ir tvarką. Patogumas ir tvarka, jau šiais laikais tiek, kiek mes masalų su tavimi jau aptarėm, viskas aišku, kad į vieną paprastą tašytę ir kuprinytę neįlys, ar ne? Be šansų, todėl reikia turėti viską po ranka, bet, kaip ir minėjai, turi būti viskas tvarkinga, kad greitai, efektyviai ir neapsunkinant savo gyvenimo galėtum rasti tada, kada reikia. Tai turim, aišku, naują visą kolekciją krepšių, tai yra atsparus drėgmiai, vandeniui, su specialiais darbiniais stalčiukais, vidiniais įdėjimo neslystančiais, tokiais, Gali ant viršaus dėti pačios dėžės, jau kaip mes gaudėm su Mantu, kad čia susidėjom gumas, dėžės ten, čia sudėta, viskas atidaryta ir tu tiesiog imi gumą keiti, gaudai ir viskas tvarkoja. Turim kelių dydžių ir tokias, nežinau kaip čia pasakyti, gal smulkmenom susidėti masalam, akiniam ar replytėm, visiems aksesuaram po ranką. Čia aišku žuviai įsidėti. Na, dar vienas sprendimas, tai yra toksai, neprabangus, bet labai patogus krepšys, atsparus drėgmiai, ypatingai tvirtų medžiagų, tai galima vasarą kokį ešerį laikyti turbūt, jeigu kas nori į rūkyklą parsinešti. Ešerį, pavyzdžiui, gali kad nors atšaldytą laikyti, kurį visą laiką patogu įsitraukti karštą vasaros dieną, ar ne? Kai plauki vėlikiaut, su goldmineriais labai pravers. Ir dėžutės jau tikrai daugeliu meškeriotojų žiauriai patikusios, ar ne? Taip, šias dėžės gaminam Suomijoje, yra ypatingai patvarios, jos nekeičia savo formos tiek šaltą, tiek šilto sezono metu, nebijo nei smūgių, nei saulės spindulių, todėl jau daugelis žvejų pripažino tai kaip vieną geriausių masalų laikymo sprendimo. Va taip, štai apie tvarką mūsų meškeriotojų kateriuose ir gyvenime.